Dėl komunikacijų. Dažnai žmonės klausia, tai kaip man ten vidury laukų ar vidury miškų turėti tas komunikacijas. Aišku, ko tu pats gal negali reguliuoti, tai yra elektra. Elektros sąlygas reiktų užsisakyti iki pradedant statybas, nes tu sužinosi elektros įvedimo kainą. Patarčiau užsisakinėti nuo tikrai nedidelio kiekio kilovatų, o po to tos kilovatus galima didintis, jeigu jų neužtenka. Tai pradžiai galima būtų pradėti nuo 4 kW elektros. Tai čia yra vandens gręžinys, kas iš karto jums sprendžia vandentekio problemą ir lygiai taip pat jums bus reikalingi valymo įrenginiai. Gana paprasti dalykai, jeigu nėra kažkokių super sudėtingų sąlygų ar valstybės reikalavimų. Visos komunikacijos atkeliauja sklypu, įeina į namelį per namelio dugną, per apačią ar po pamatu ir toliau jau viduj su esamom komunikacijom dirba elektrikas, santechnikas ir jas išvedžioja namelio viduje.